visi, esame Šiauliuose, trečiajame Energus Cross Country čempionato etape. Oras iš tikrųjų tobulas, ryte nulijo, dulkių nėra, trasa organizatoriai pasirūpino labai išlyginta ir labai po Klaipėdos labai pakankamai lengva. Mūsų sportininkam šiandien turėsime, dabar yra užsiregistravus 126 solo sportininkai. Manau, bus tikrai gera diena. Keliom sekundėm ar milisekundėm. Nemačiau dar rezultatų, bet paskutiniam rate tikrai važiavau žymiai lėčiau negu pirmais, nes trasa labai išsimušė, daug akmenų, daug pavojingų vietų. Nusprendžiau tiesiog laikyti šaltą protą ir nerizikuoti, bet net ir tai pavyko laimėti, labai džiaugiuosi. Ačiū organizatoriams, žiauriai gera trasa, buvo vienas malonumas. Ačiū komandai, ačiū Utenai. Planavom, kad bus labai lengva trasytė. Pausėm gazą, o pasirodo, visiškai atviršiai. Daug akmenų, rankos išmušinėja. Visai neblogai išgyvenau, pirmas mano varžybos. Porą kartų nukritau, vieną kartą per vairą, bet nieko, gyvas atrodo. Startas buvo tikrai nedaug žadantis. Startau paskutinis apskritai iš visos antros linijos. Šiek tiek buvo liūdesėlis važiuoti pirmą posūkį paskutiniam. Bet įjungėm 5. pavarą, bandėm nedaryti klaidų ir po biškį lenkiam. Ir ką, mes finišė su pirma vieta. Atvažiavau trečias. Aišku, 2 iš klasės varžovai nebaigė važiavimo, bet vis tiek. Trasa sudėtinga, netechniška, tačiau labai duobės išsimuša ir jėgas eikvoja. Su dugnu į medį atsitrenkiau. Sulanksčiau duslintuvą, tai kokį pusvalandį važiavau su tokiu labai įdomiu garsu, kai šaudžiu duslintuvą, bet šiek tiek kitų viskas gerai. Sekėsi puikiai, startavau visai neblogai, pavyko pirmosios posūkiuose aplenkti visus varžovus ir stengiau spausti pradžioje kiek įmanoma daugiau, nes visi labai greiti, trasa buvo lygi ir buvo sunku atsilaikyti. Stojau prisipilti kuro 2 kartus, tai šiek tiek praradau laiko. Vėliau Vytautas labai spaudė. Šiek tiek kojos, mėšlungį pradėjo traukti nuo nuovargio, bet viskas gerai atsilaikiau, tai labai džiaugiau. Na ką, turėjom smagų 3. cross country etapą. Tikrai smagiai važiavusi. Gaila, biškiukai nepataikėm amortizacijos tokiai trasai, bet nieko. Tikrai turėjom neblogas varžybas. Duobių nemažai, pradžiai buvo lygų, o 2 valandą teko padirbėti. Iš tikrųjų, žiauriai sunku bent jau man buvo. Tos labai greitos tiesiosios. Tiesiogiai stabdai, daug labai akmenų. Tai nei sėdėt gali, nei stovėt toks. Labai pavargau. Bet atlaikiau. Startas neblogas, išvažiavau 2. Paskui labai rimtai ruošiausi ir smagu, kad pavyko. Aišku, yra kliučių, akmenų visokių, kad labai reikia sargiai važiuoti, kad techniką išsaugoti. Neišvengėm incidentų trasui, ten su vienu konkurentu turėjom incidentą, ką darysim, toks gyvenimas. Bet svarbiausia, pavyko pasiekti pergalę ir visi grįžo be traumų. Trasa startas, galvojau, bus geresnis, tai labai džiaugiuosi savo pasiruošimu. Ačiū visiems, kas palaiko, ačiū Kauno Enduro klubui, BRD Baltic ir ačiū tėvam.